Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovai Europos parlamente stiprins regionų politiką. Sieksime, kad Lietuvos institucijos neapsunkintų ES paramos taisyklių pertekliniais reikalavimais, o bendrijos ir nacionalinės paramos lėšos regionams būtų panaudojamos efektyviai, kuriant darbo vietas, mažinant pajamų nelygybę ir socialinę atskirtį tarp regionų. Užtikrinsime, kad niekas netimtų skurdesniems regionams paskirtos paramos. Žinome, kaip ir tikrai dėrėsimės, kad Lietuva pasiektų reikiamą paramą strateginiams projektams Via Baltica ir Rail Baltica, Lietuvos elektros tinklų sinchronizacijai su ES šalimis. Sieksime mažinti energijos kainas, plečiant atsinaujinančius elektros energijos šaltinius. Reikalausime, kad ES laikytųsi pažado prisidėti prie Ignalinos atominės elektrinės uždarymo. Sieksime didesnės bendrijos paramos remontuojant kelius, viadukus, jų apšvietimą. Užtikrinsime, kad dėl vykdomų darbų nenukentėtų gyventojų ir ūkių nuosavybė, žmonių nekilnojamas turtas. Sieksime nuoseklios paramos mūsų šalies verslui ir mažinsime biurokratinius procesus susijusius su jos gavimu. Skatinsime, kad Lietuvos mokslas ir inovacijų verslas pirmautų pasaulinėse dirbtinio intelekto ir skaitmeninės ekonomikos lenktynėse. Apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.